Iš esmės, kaip aš suprantu, yra visi, kurie planavo dalyvauti, tiek gyvai, tiek nuotoliu. Bent jau pagal tą sąrašą, kurį turėjau aš. Labas. Sveiki, ar girdite? Ok. Gerai, tai jeigu mūsų visi išmanom, galim ir pradėti. 3, 6, Tai mūsų yra šešiese ir kvorumas vos yra, tai galim pradėti. Ir pirmas klausimas, kaip visuomet, ar mums tinka darbotvarkė ir mes galime eiti pagal darbotvarkę. Gerai, matau linksinčias galvas, super. Ir pirmi klausimai yra sudėlioti taip, kad mes perėtumėm pirmą tokius dokumentacinius klausimus ir tai pagrinde pristatys Ernest. Ir pirmą klausimą turim apie užimtumo skatinimo projektų finansavimą. Tada Ernest ir gali pristatyti jį. Galiu, taip? Tvarkoj, tada gerai, labą dieną ir kartą visiems, ką nemačiau, reiškia, šiandien kaip tik gavau jau patvirtinimą, kad šitas sprendimo projektas būtų registruotas, tai reiškia, turbūt galima eiti ir nešti jo visus punktus į tarybą. Pagrindinė projekto esmė yra tokia, kad jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos ir neformalios jaunimo grupės, kurios yra globojamos, tarkim, kažkokių kitų organizacijų, galės teikti projekto paraiškas su tam tikra komisija ir mes jas vertinsime. Projektai bus iki 3000, pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos mes vertinsime, tai yra jaunimo emocinės sveikatos stiprinimas, jaunimo politikos žinomumas, jaunimo įgalinimas, jaunimo iniciatyvumo savanoriškos veiklos Vilniaus rajone skatinimas, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija ir jaunimo verslumo skatinimas. Realiai mes turime rajone nemažai įvairiausių organizacijų, kurios darbuojasi būtent su jaunimu, kurios yra akredituotos kaip su jaunimu darbuojančiosios. Tai aš tikiuosi tikrai sulaukti tam tikrų projektų, kurie bus. Yra esmė tame, kad mes iš jaunimo reikalų tarybos turėtume paskatinti vieną asmenį, kuris bus vertinimo komisijoje. Tai galime daryti šiandien, galime daryti vėliau, nes visa esmė bus tokia, kad Liepos pabaigoje yra pateikimas ir rugpjūčio mėnesį svarstymas ir priėmimas. Jau gerai suprantu. Taip. Tai gal pasvarstymas? Taip. Manyčiau, kad pasvarstymą, nes gal atmes, gal kažkas nepatiks ir taip toliau. Tai jo, tai aš manau, kad vis tiek reikėtų planuoti, tarkim, kažkur rugpjūčio mėnesį jau posėdį. Tai va, esmės yra tokios, projektai iki 3000, numatyta 4 projektus tikrai prafinansuoti, jeigu maksimaliai. 12 000. Taip, 12 000. Jo, aš dar pasitikslinsiu, nes aš tenai įrašiau ir tik tai šiandien tikrai, bet jau 12 000 aš numatęs. Atsiprašau, 5 projektus, 15 000 jo, 5 projektus yra numatyti. Ir jo, tai pagrindiniai komitetai, kuriuose bus svarstami, bet čia nėra dabar aktualu, tai va tokia pagrindinė esmė, kad mes paleistume tokį vieną naują tvarką, kuri turėtų galioti ir veikti. Klausimų? Toks klausimas, toks informacinis šitas punktas ir pagrindinė klausimas, koks mums kilo šito posėdžio metu ir dėl to mes jį taip pakankamai anksti iškėlėm, nors komisija berods rugpjūčio mėnesį, jeigu teisingai išgirdau. Tai irgi yra klausimas, ar mes dabar norim išsirinkti asmenį, kurį paskirsim sudalyvauti komisijoje ar kito posėdžio metu, nes irgi klausimas, ar tie posėdžiai įvyks, iš tikrųjų planuoja įvykti Liepos mėnesį posėdžiai, bet čia toks svarbiausias klausimas buvo, ar dabar ar kito posėdžio metu. Ir toks informacinis punktas. Aš siūlau pasvarstymą. Kai taryba priims pasvarstymą, tada jau arba čia online greitai susirinkti, išrinkti, padaryti tos rinkimus, išrinkti kažką į komisiją. Tai kai bus patvirtintas, dabar tai dar tik pateikimas, didės svarstymą. Ir aš suprantu, kaip prieštaraujančių nėra, tai mes galim bendrų sutarimų.
tvirtinti, kad kitą posėdžio metu išsirinksim atstovą. Kitas tada punktas yra dėl nuostatų pakeitimo. Turbūt daugam kyla klausimai, kodėl, kas ir kaip. Pradėjus darbuotis po to, kai mes patvirtinom mūsų darbo reglamentą, pastebėjom keletą trūkumų, kad tas darbo reglamentas jisai pakankamai labai siaurai yra apibrėžtas ir yra vietų, kurias mes norėtumėm plačiau apsibrėžti. Ir kai bandėm tuos darbo reglamentą truputėlį pasitvarkyti, supratom, kad vis dėlto reikėtų tvarkyti ne tik jį, bet ir pačius nuostatus, tam, kad jie nesikirstų tarpusavį. Ir dėl to yra iškilęs klausimas. Lygiai taip pat vienas didžiausias kriterijus, kuris kabina akis, tai yra taip pat ir jaunimo atstovų kadencijos laikotarpis 2 metai. Bet nepaisant to, jog savivaldybės atstovai į jaunimo reikalų tarybą darbuojasi 4 metus. Tai irgi toks klausimas yra iškilęs ir esam mąstę ir sumąstę pasikeisti truputėlį nuostatus, truputėlį pakeitimų įvesti. Ir irgi yra klausimas, kiek iš jūsų yra skaitę tuos nuostatus, kuriuos aš prisegiau mūsų laiške. Ir pasinagrinėjot. Aišku, šitas klausimas jisai bus sprendžiamas ilgą laikotarpį. Irgi klausimas, ar mes pasikeisim savo, ar mes pasikeisim kitoms kartoms, bet keitimą norim inicijuoti, kad man labai įdomi jūsų nuomonė. Nesakau kalbėti, kai mes dar nematome, kokius punktus norime pakeisti, tai reikėtų kažkokį lyginamąjį variantą padaryti, ką braukiam, ką keičiam ir tada matom ir galim diskutuoti. Visą tikrai nekeisim, bet kažkokius punktus atskirai pasirinkti, pavyzdžiui, vieną ten diskutuoti. Kiekvienas gali padaryti savo tam įrašus kažkokius ir padaryti tokį lyginamąjį variantą. Viktorija? Jo, tai aš gal tik tai pritarčiau šitam dalykui, nes aš ne iki galo tada pagavau, ar tavo mintis būtų, žinai, kad pakeisti iš 2 į 4 metus, ar, tai reikėtų tada jo kažkaip gal mums pasižiūrėti, kokie tie konkretus pasiūlymai būtų. Ne, tie pakeitimai, jie būtų įvairius. Šiandien posėdžio metu norėjau tiesiog supažindinti su šitą idėją apskritai. Esam pradėję pačio darbo reglamentą, truputėlį projektėlį, tai norėjom patį darbo reglamentą pristatyti posėdžio metu, bet paskui supratom, kad reikalinga būtų pasikeisti nuostatus. Nuostatus mes, aišku, pačių nekeisim, tik tam tikrus jų punktus, o šiandien posėdžio metu tiesiog supažindinti su tą idėją, kad pasiskaitytume dabartinius nuostatus, tikėtina, kad ne visi esat su jais susipažinę. Jau, kuriuos prisegiau, ir kad pasidalintumėt, kas jums kliūna, ir tada mes pasidalintumėm, kas mes suldytumėm tokį bendrą, irgi tada galėsiu padaryti tą Google Docs dokumentą, kur visi galėsim įrašyti savo pasiūlymus, galėsiu pasidalinti, kaip mes planavom, kad darbo reglamentas galėtų atrodyti, tai ten tie pasiūlymai, pastebėjimai, pakeitimai bus panašus su nuostatais ir tada galėsim taip pasidalinti, ką mes norim keisti, kodėl. Taip ir ne. Jo, aš būtent konkrečiai kai kurios punktus, ką norėjau ten pasakyti, tai būtų, jie priimti buvo 19 metais, ten nuostatai jau yra atsimenu ir jos galima būtų tikrai koreguoti. Aš visiškai sutinku su Karolina, kad ten daug visokiausių punktų tikrai nereikia kaitalyti, bet man asmeniškai, kas labiausiai užkliūdavo, tai ten buvo ta, kad kadencija, tarkim, jaunimo yra irgi 2 metai, o tarybos narių ir administracijos darbuotojų, ta prasme, pastovi, tai yra didelės tarybos kadencija. Ne? Aš manyčiau, kad būtų galima tą visiškai sulyginti, kad nevykdyti tų rinkimų kas kelis kartus. Tada keli pagrindiniai punktai, kurie dar man ten užkliuvo, kad yra labai sudėtinga, tarkim, pašalinti arba pakeisti narį ar dar kažką, jeigu jie yra neaktyvūs ir taip toliau, nes mes turime tą suprasti, kad tai yra savanoriška mūsų veikla, jūsų tiksliau, tai ir pakeisti žmogų turėtų būti truputėlį paprasčiau. Ir reikėtų pasižiūrėti kitų tarybų, tarkim, pavyzdžius kitose savivaldybėse. Mano pasiūlymai ten buvo tokie, kad jeigu tai būtų iš jaunimo atstovų, kad nevykdyti papildomų dar vienų rinkimų, tai tarkim,
šeštas asmuo už brūkšnio galėtų pakeisti tą asmenį daug paprasčiau, jeigu jisai sutinka. Jeigu ne, tai ta prasme, kaip ir visose tarybose, tai būtų galima, kas daugiausia balsų yra surinkęs, jeigu iš tarybos kažkas išeina, ta prasme, automatiškai tas žmogus galėtų užimti vietą. Su frakcijomis, aš manyčiau, irgi galima būtų susitarti. Vienu žodžiu, čia yra darbo, tai tikrai kiekvienas pasiūlymas yra laukiamas ir reikėtų tikrai padaryti tą korekcijas kažkokias. Ir kitas dalykas, tą aš rekomenduočiau daryti greičiausiai gal į mūsų jaunimo tarybos kadencijos pabaigą, tai yra 26 turbūt rugsėjai. Korekcijas daryti dabar, priėmimą daryti, ta prasme, jau vėliau, nes bet kokiu atveju per tarybą turėsime tas nuostatus tvirtinti. Čia be kalbų, jie turėtų būti tvirtinami vis tiek su taryba. Ir kitas dalykas yra tas, kad jeigu mes netgi keičiam jos dabar, šitie nuostatai, pagal kuriuos jūs esate išrinkti, jie ir galioja. Tai ta prasme, čia be šansų kažką pakeisti ir taip toliau. Bet tai, kad jos koreguoti reikia ir aš už. Aišku, gaila, kad neturime kitų frakcijų atstovų, tik tai Karolina šiandien, manau, kad jie turėtų truputėlį daugiau minčių taipogi, nes, kiek žinau, Androlis Daniel yra minėjęs, kad reikėtų jas kaitoryti. Tai va, tiek iš manęs. Aišku, bet jeigu mes norėtume kažką pakeisti, tarybai mes turime pateikti variantą, tokį, kad temas, lyginamasis, ką mes keičiam, tikslo punktą ir taip toliau, kad taryba matytų, ką. Bet jau kadencija tai baigsis ir viskas. Taip. Aš irgi būčiau gal netgi už tai, kad jaunimo reikalų tarybos narys ir dalis, tarkim, savivaldybės tarybos narys inicijuotų tą, ta prasme, tai būtų tam tikras svoris ir pačiai tarybai jau tada. Ir mums, ir pačiai savivaldybės tarybai. Tai čia mano tokia pasiūlymai. Tai va, šitas punktas yra toks pasiūlymams truputėlį pasigaudyti, tuomet jeigu visiems kaip ir prigyja šitą idėją, kad mes kažkiek jais pasikoreguojam, tai tuomet galėsim paruošti tokius draftinius variantus. Su Ernest iki kito posėdžio metu lauksim įvairių pasiūlymų ir tą posėdžio metu aptarsim tos visus pasiūlymus. Aišku, tikrai yra to laiko, kai 26 rugpjūčio, vėliau tenais, ir sausio mėnesio, gruodžio, ten, kada kadencijos pabaiga, tai tikrai yra nemažai laiko, bet tuos mes pakeitimus darom tiek, kad mums būtų patogiau darbuotis ir lengviau, tiek kitoms kadencijoms jas truputėlį pareigoti, neatsipūsti ir tą veiklą, kurią mes pradėsim šios kadencijos metu tęsti. Klausimų, pastebėjimų neturim? Tvarkoj, tada aš judėčiau prie sekančio punkto, kurį vėl paprašysiu Ernest truputėlį pakalbėti dėl savanoriškos tarnybos finansavimo ir jo tvarkos aprašo, tai irgi toks truputėlį daugiau informacijos. Informacinis, taip, reiškia, kaip ir minėjau pradžioj, kad ruošiamas dar viena tvarka, tai finansuoti mūsų Vilniaus rajono savivaldybės savanorius, nes šiuo metu mes turėsime jų, bet yra toks dalykas, kad jaunimo reikalų agentūra realiai finansuoja tik tai 16. Mes, ta prasme, kaip ir 16 skaičius visai neblogas ir taip toliau, bet mano tikslas, kad jisai būtų didesnis. Ir tam, kad jisai būtų didesnis, mes turėtume kažkaip tam skatinti, kad tarkim 17 arba 18 savanoris ir taip toliau, kad jie neatsidurtų už borto. Tai grubiai sakant, buvo kūriamas dabar tas tvarkos aprašas, kuris leis iš savivaldybės biudžeto lėšų, tai yra iš jaunimo eilutės būtent finansuoti to sekančius, ta prasme, asmenis. Bet kokiu atveju, jeigu netgi ir šiemet mes to nespėjame padaryti, tas aprašas galios, ta tvarka galios. Ir, ta prasme, tos pačios agentūros ir įmonės, kurios priiminėtų, tai jau žino, kad tie savanoriai bus apmokami ir taip toliau. Nes šiaip vieno savanorio kaina yra 440 €, tai aš esu maždaug apsiskaičiavęs, bet jeigu plus 10 prie tų 16 mes gautume, jeigu būtų 26, tai prašoma suma būtų 4400. Tai jau. Esmė aprašo tokia, teikti gali savanoriškos veiklos organizavimo įstaigos. Čia irgi turime problemą su to. Rajonas didelis, turime kol kas tik vieną akredituotą įstaigą, bet dauguma įstaigų nekredituojas, tai būtent dėl to, kad savivaldybė irgi negali, ta prasme, palaikyti jų, būtent finansiškai, ne?
nes jeigu įsivaizduojam, kad ir būtų 2 ar tai 3, tai jaunimo reikalų agentūra finansuotų tik tai po 5 žmonės, kas yra mizeris iš tikrųjų. Tai va dėl to yra nutarta padaryti tokią tvarką, kuri veikia kitose savivaldybėse, veikia ganėtinai sėkmingai. Tai yra ir jaunimo reikalų agentūros rekomendacijos, tai tokia pagrindinė mintis ir yra. Paprastas ganėtinai aprašas, aišku, yra tam tikrų biurokratinių niuansų, bet kurių nėra. Klausimai, pastebėjimai, pasiūlymai. Tai va, irgi labai trumpas informacinis punktas. Dabar šiuo metu jis nėra labai aktyvus kažkokių pakeitimų daryti, mes labai ir negalim, išskyrus tai, kad skatinti akredituotis, nes čia yra toks užburtas ratas truputėlį, kad savanorių iš tikrųjų tai palyginus yra tikrai nemažai Vilniaus rajone ir nori išreiškia savanoriauti, bet tiesiog labai dažnai to atsisako vien dėl to, kad neranda, kur juos domintų savanoriauti kokiose vietose ir tuomet atšaukia savo savanorystę arba netgi perkelia į Vilniaus miestą, tai tikrai mums labai didelę naudą suteiktų tiek mums, tiek jaunimui Vilniaus rajono didesnis akreditavusių įmonių skaičius. Tai neturim klausimų, tada judam prie sekančio punkto. Irgi vienas toks informacinio dėl jaunimo vasaros užimtumo programos darbuotojų rezultatų, tai truputėlį persiunčiau į mūsų grupę, tai jog yra užsiregistravę 63 jaunuoliai ir 13 įmonių, iš kurių priims darbuotis 6, daugiau irgi paprašysiu papasakoti ir pakomentuoti Ernest ir mes tada pasitvirtinsim, jog visi atitinka aprašą. Taip, tvarkoju, ačiū, reiškės, aš ne iki galo atnaujinu informaciją, ne tau turbūt, bet viskas tvarkoja. Iš viso šiaip užsiregistravo 68 žmonės, kas yra tikrai visai gerai, jo, aš pasakysiu tvarkoju, tada įmonių 13, kelios įmonės atsisakė ir daug kas skambino, nes kai kurioms įmonės dėl to kompensacija per maža, ir taip toliau, bet su to viskas tvarkoju, nes mes sutinkam, kad reikėtų tą didinti, bet pirmiems metams, aš manau, kaina, kurią mes duodame, tai po 300 €, tai visai tvarkoja, nes čia yra minimalūs tie reikalavimai, mes jau matome, kad jau turime susidomėjimą iš 13 darbdavių, kas yra neblogai, prieš tai dar skambino darbdaviai ir taip toliau, tas labai džiugina, tai kitais metais yra planai tokie, kad prašysime tarybos pakeisti kai kurias eilutes, tai turbūt padidinti amžių iki 21, tada pakelti sumą, parašyti, kad 50% nuo minimalios algos, tai tarkim dabar 924, tai 50% bus visai tvarkoj, kaip padaręs yra Vilnius ir dauguma kitų savivaldybių, tas paskatintų registruotis daugiau darbdavių ir turėti didesnį šitą pasiekiamumą. Ką reiškia, pagal aprašą jaunimo reikalų taryba tvirtina būtent visus šitos asmenys. Aš leidau savo padaryti tam tikrą administracinę atitikti tų asmenų, kad jie tikrai pagal aprašą atitiktų ir tikrai teko tų asmenys atmesti, nes jie buvo susiję giminystės ryšiais su tam tikrais darbdaviais, tai ta prasme jie nuėjo tiesiog dirbti į kitas įstaigas, buvo sutarta taip. Tai kaip ir jie bet kokiu atveju pasinaudojo tą programą. Tai iš viso mes šiuo metu turime 16 įdarbintojų. Įmonės, kurios įdarbina, tai yra, pradėsim, tarkim, nuo mūsų įstaigų, tai tik 2 tai yra Nemenčinės kultūros centras ir Rudaminos kultūros centras. Aš labai patenkintas, kad jie sutiko tą padaryti. Ir kitos įstaigos, tai būtų Asvėjos sodyba, tokia įmonė kita Geras valymas, Jazita UAB, tai yra degalinė tinklas, tada UAB kino studija, UAB Skruzdėliukų namai ir mažoji bendrija Toti. Darbai labai skirtingi visose, tai bet kiek teko, tarkim, bendrauti su tais pačiais darbuotojais, tai jie kaip ir dega kol kas norų. Tikiuosi, kad jie degs iki rugpjūčio mėnesio to pačiu norų darbuotis, kaip jie nori tą daryti dabar. Įdarbinamųjų etatai bus truputėlį skirtingi. Vieni darbuosis po pusę etato, tarkim, Toti 2 žmonės darbuosis po pusę etato. Kitose įstaigose greičiausiai bus po pilną etatą. Tai visai tvarkoje ir jeigu turėsite man klausimų, arba jeigu turėsite, aš atsakysiu, tai aš prašyčiau jūsų pritarti būtent visam įmonių sąrašui ir tų
16 darbuotojų sąrašiukų. Taipogi. Jie pasirašo terminuotą sutartį. Tikrai taip. Jau pasirašoma sutartis iki rugpjūčio pabaigos. Jeigu jinai nutraukiama, bet žmogus neatidirba 10 dienų, bent jau tada kompensacijų jokių nėra. Minimaliai turi atidirbti 10 dienų ir bus proporcingai skaičiuojama pagal išmokėtą atlyginimą, proporcingai bus mokėta ir subsidija. Aš tik pasitikslinti noriu, tai viso registravosi 68 jaunuoliai, Taip. o įdarbinti 16, Tai o kiti netitiko reikalavimų. ne tai, kad netitiko, tiesiog yra tokias... Mes 20 vietų turėjome. Jo, pagal strateginį veiklos planą buvo numatyta 20, bet ta prasme aš pradžioje netgi žiūrėdamas ten tos skaičius 20 ir taip toliau ir žiūrėdamas 20 metų statistiką, kai ta programa ta veikia, kai buvo įdarbinta 10, man tas skaičiai kol kas pasirodė ganėtinai dideli ir ta prasme aš manau, kad 10 žmonių jau buvo visai neblogas pasiekiamumas, bet šiuo atveju įsidarbino 16, aišku, tai didelė pagalba mums, kad mes leidom savo įstaigoms, savo pavaldume esančioms įstaigoms irgi įdarbinti, tai čia truputėlį tam tikra pagalba yra. Bet kaip ir minėjau, jeigu mes kelsime truputėlį sumas, kelsime amžių, kitąmet mes tikrai turėsime didesnį pasiekiamumą vienareikšmiškai. 100% 20 užpildyti mes negalime to atveju. Na, šiandien mes patvirtiname ir jau negalime. Jeigu patvirtiname vienareikšmiškai, bet ta prasme, šiandien yra deadline'as. Tai šiandien iš tikrųjų ir gavau vieną dar paskutinį darbuotoją, būtent į tą svejos sodybą, tai labai greitai reikėjo susisukti. Sutartis parastos, sutartis jau nusustos, taipogi susipažinimui kiekvienam darbdaviui, jos nėra pasirašytos iš savivaldybės pusės, jos bus pasirašytos, jeigu jūs pritarsite po šiandien dienos. Turim dar klausimą? Turim. Aš gal dar klausimą, aš tokį greitą pamąstymą. Šiaip jo, dėl tų, kurie nebuvo atrinkti dirbti, tai jeigu aš neklystu, man atrodo, mes berods kalbėjom su Vilniaus JTRT kažkada, kaip mytinom, kad yra tokių jaunuolių, kurie galbūt norėtų ir kažkur Vilniui dirbti, jeigu jam būtų patogu, tai šiaip čia toks pamąstymas gal būtų įmanoma kažkaip, nežinau, jam būtų kažkaip padėti, gal pasakyti, kad dėja jūs kažkaip nepatekote į visą šitą programą, bet gal kažkokias galimybės jiem vis tiek išsiųsti, kurie dar galėtų tai sudalyvauti panašioje programai, nes šiaip pakankamai gaila yra, kad toks didelis skaičius žmonių tiesiog dabar, kad jie nenusiviltų tiesiog visą šitą idėją ir kad paskui nepasakotų, kad tai va čia teikiau, bet nepraėjau. Okay. Yra keli niuansai. Reiškia, mes esam savo tvarkos apraše patvirtinę, kad mums svarbiausia, kad įmonė veiktų Vilniaus rajono teritorijoje, o nebūtų registruota, tarkim, Vilniaus rajono teritorijoje, nes tada mes labai stipriai save apribotume. Tai mes to nedarom. Kitas dalykas, jeigu mes galime įdarbinti tik tai Vilniaus rajono gyventojus ir Vilniaus rajone registruotus asmenys. Mes negalime darbinti, tarkim, Vilniaus miesto asmenų į Vilniaus rajono teritoriją, ne? Ir Vilnius negali darbinti Vilniaus rajono asmenų į Vilniaus miesto teritoriją. Nes, ta prasme, čia tam tikras susidūrimas, taip tas neveikia. Čia vienas dalykas, o kitas dalykas, tai su Vilniu mes bet kokiu atveju bendradarbiaujame, nes Vilnius mums atsiuntė kelis jaunuolius, kurie norėjo, tarkim, darbuotis taip pačioje Jozitoje, nes su Jozita mes neturėjom bendradarbiavimo sutarties ar dar kažko, ne? Tai dabar yra taip, kad Jozita veikia Rudamino, jeigu yra atsimenu, yra Rudamino, atrodo degalinė, jo tenais darbuotis vienas mūsų kandidatas, jisai norėjo per Vilniaus miesto programą eiti, bet gavosi taip, kad jis yra Vilniaus rajono gyventojas, tai atėjo per mūsų programą. Tai didelio skirtumo nematau, tai tiesiog mes vienas kitam tikrai padedam su tais pačiais žmonėmis. Aišku, nepaslaptis, kad mūsų didelė dalis jaunų žmonių tikrai išvyksta, dirba Vilniuje, savanoriauja Vilniuje ir Vilnius dėl to turi gerus rezultatus. Aš šitą nesakiau. Tai va. Turim dar klausimą? O pasiskirstymas toks koks yra, kur keliauja 16? Kaip pasiskirsto 16? Asmenų, kur darbuosis? Jo, galiu pasakyti, reiškia, tas jos sodyboje viena mergaitė, geras valymas, tai yra tokia įstaiga, kuri užsiima langų plovimu, tarkim, čia yra, bet nėra aukštalipių, nieko, langai pirmam aukšte arba viduj. Tai pagrindinė Menčinėje bus objektai visi ir sakė, gal dar bus kitas objektas link Buivydiškių. Tai visi vaikai yra visi 4 įdarbinti yra iš vaikų namų.
iš Nemenčinės centro. Jozita Rudamina, kino studija Nemėžis, Nemenčinės kultūros centras Nemenčinė, Rudaminos kultūros centras 3 asmenys Rudaminoje, tai kalbėjome su jais, tai pasakojo, kad darbuosis per renginių, vaikinai, ta prasme, po renginių reiškia, vakarop, kur reikia viską išvalyti, surinkti ir taip toliau. Merginos, kiek žinau, darys, ieškos tiekėjų ir dekoracijas įvairiausias, ta prasme, šitoms renginiams. 3 asmenys. Jo, 3 asmenys čia RKC. Skruzdėliukų namai tokia įstaiga yra, viena mergaitė pilnu etatu darbuosis parduotuvėje ir Toti, tai 2 mergaitės po pusę etato darbuosis ledų pardavėjomis prie Gėlos ežero. Tai va toks skirstymas būtų. Nemenčinės kultūros centras 2 asmenys. Po pilną etatą, vienas iš jų ir iš vaikų namų. Klausimų nebeturim. Aš labai pritariu ties tuo, jog yra tikrai apmaudu, turint omeny, kad mes tikrai pasiekėm labai didelį asmenų kiekį, kurie yra suinteresuoti dalyvauti šitoje programoje ir mes negalim jų kažkaip įdarbinti, bet turėsim tiesiog padirbėti sekančiais metais. Bet turint omeny, jog šiandien yra deadline'as, kaip ir nesminėjo, labai kviečiu visus mus prabalsuoti ir kvieščiau tai padaryti vienbalsiai, taip ir nest. Dar vieną atsiminiau. Mūsų problema, gal netgi tiesiog mano problema yra tame, kad gal aš kažkaip nesugebėjau korektiškai iškomunikuoti, ką būtent jaunuolis, tarkim, turi padaryti. Arba, aš nežinau, arba čia jau socialinė problema yra tam tikra. Nes daug darbdavių sulaukia tėvų skambučių, nesulaukia, ta prasme, jaunuolių skambučių. Nes jaunuoliai turėtų eiti dirbti ir su jaunuoliu turi vykti tas darbo pokalbis, bet dauguma tėvų skambina tiesiogiai darbdaviu ir, ta prasme, bendrauja jau su darbdaviu savo vaiko, nuo savo vaiko, jo. Tai darbdaviu tas tikrai nepatinka. Tai aš kitais metais planuočiau komunikaciją truputėlį pakeisti ir ne tai, kad skambučius daryti ir taip toliau, ta prasme jau išmokyti ir pradėti daryti CV, nes jeigu mes darysim, tarkim, 16 mečių ar dar kažką, kad ir tą patį darbdaviai sakė, kad labai jiems svarbu būtų, kad jie gautų iš karto tą CV. Ko tai bebūtų? Kontaktas, vardas, pavardė pilnai užtenka su tam tikra trumpa informacija, kur mokosi, ar ten hobi ir taip toliau. Tai tikrai yra didelė pagalba darbdaviui. Tai va, reikėtų sumastyti į tą, kad būtent būtų galima dar kažkaip tiesiogiai kontaktuoti su darbdaviu, patys kontaktuoti tiesiogiai su darbdaviu ir siųsti CV. Atsižvelgiant į specifiką, tai dėl tokia replika. Tai va būtent dėl šios priežasties ir yra ta mintis didinti amžių ir irgi labai pritarčiau CV rašymui, nes tai irgi prisidėtų prie profesinio raštingumo, kurį siekiam didinti tiek šiais metais, tiek kitais. Manau, galėtumėm prisidėti ir prie jaunuolių švietimo ties šituo klausimu. Tai irgi kokia, aišku, noriu su jais labai užsibrėžti ties mokymais ir konferencijom, bet tiesiog kažkaip irgi sudaryti aplinką, kur mes galėtumėm tai padėti vystyti. Galim, kad ir bendradarbiaujant su pačiu Vilnium, padaryti kažką panašaus ir šviesti būtent jaunuolius iš šito klausimu. Tuomet, kaip ir minėjo, nes vienas iš pasiūlymų tiesiog yra didinti tą amžių, nuo kiek minėjai, nuo 16 iki 21, jeigu neklystu. Tai va tokios mintis, tokie pastebėjimai pasitaisimui kitiems metams. Ir jeigu mes neturim klausimų, mes galim tuomet bendru sutarimu prabalsuoti, jog mes pritarėm šitam dabartiniai 16 asmenų sąrašai. Manau, kad ir visi apsisprendžia, nes tada reikėtų skelbti balsavimą. Tai jau galintumėt ir pritarėm. Ir judant prie kito klausimo, tai jau eina tokie diskusiniai klausimai, užsiminiau apie profesinio raštingumo mokymus, bet prieš tai mes turėsim politinio prieš rinkimus spalio mėnesį. Aišku, nelabai norim kažkaip fokusuotis būtent ties spalio mėnesį, nes tai bandėm padaryti ir prieš prezidento rinkimus, ir prieš Europos parlamento rinkimus, bet galiausiai nusprendėm, kad
tikslingiausia būtų tiesiog jo šviesti ir nebandyti taikyti ties tam tikrus rinkimus. Ir buvo planuota birželio mėnesį pasidaryti rinkimų konferenciją, panašiai taip, kaip buvo Juodšiliuose. Tiesiog padaryti didesniam, platesniu mastu ir su kviestiniais svečiais, kurie būtų dviejų tipų, tai tiek jaunimas, kuris aktyviai yra įsitraukęs ir dalyvauja jaunimo politikoje ir šiaip politiniam gyvenime. Ir lygiai taip pat jau seniau besdirbuojančius politikoje, bet dirbančiais jaunimo klausimais, Seimo nariais ir kitais, kurie sutiktų atvykti. Na ir be abejonės ta rinkimų simulacija. Ir buvo data planuota birželio 17 tai pasidaryti, bet truputėlį atkrito ir dabar noriu jūsų pagalbos nuspręsti, kokią datą būtų tikslingiausia rinktis. Tam, kad būtų aiškiau, tai nebūtų tik moksleiviai ir moksleivių amžiaus jaunuoliai. Bandytumėm imtis tikslinę grupę nuo maždaug 17 metų, nes tai yra labai nedaug likę iki rinkiminio amžiaus, iki 100 ir plus. Tam, kadangi visiems yra reikalingas tas pilietinis švietimas, yra akivaizdu, kad pasieksim daugiausiai jaunimo, mano manimu, iki 30 metų. Bet tiesiog neriboti ir tik tam, kad sutvarkyti srautą, bandyti daryti ribotą vietų skaičių su registracija, tiesiog pasiekus tą skaičių, kurį mes galim pasiekti maksimumą, tą registraciją uždaryti. Ir yra du variantai šiuo metu iškilę, tai arba daryti rugsėjo mėnesį, bet rugsėjais yra pakankamai sudėtingas dėl to, kad prasideda mokslo metai ir niekas nėra linkęs išvažiuoti, arba daryti apie maždaug rugpjūčio mėnesį ir link pabaigos, ir dar truputėlį svarstama apie Liepos mėnesį, bet čia yra toksai B variantas, jeigu mums tos pirminės datos netinka. Tai noriu jūsų nuomonės pasiklausti tiek apie pačią konferenciją, tiek svarbiausią datą išsirinkti. Gal turim klausimų visų pirma apie ją trumpai? Ar viskas yra aišku? Man nelabai aišku. Aš jeigu teisingai išgirdau, apskritai dalyvių amžius nebūtų ribojamas. Tai visiškai Nuo 17 iki 100 plus. O tada nebūtų sudėtinga labai paskirsti tuos srautus ir, tarkim, neliktų vietos pačiam jaunimui. Tikėtina, bet ir tuo pačiu mes buvom ir svarstę, tarkim, daryti, kad riboti apskritai atvykstančių iš vienos mokyklos skaičių, ten po 2, po 3 iš vienos mokyklos, bet čia lygiai tas pats gaunasi, kad tiesiog yra nebesudaromos tos sąlygos kitiems dalyvauti, nes dažniausiai iš mokyklos, kai yra toks pasirinkimas, tuomet atvyks patys, aktyviausi, ar ne, moksleiviai, kurie geriausiai mokosi, kurie yra pirmininkai, kurie pirmininkų pavaduotojai ir taip toliau. Ir tiesiog yra nebesudaromos sąlygos atvykti tiems, kurie nedrįsta pasiprašyti ar ne ir atvykti taip, kaip jie dabar galėtų atvykti patys. Ir vien dėl to, kad tiesiog politinis švietimas yra reikalingas visiems ir labai dažnai jo neturi, tarkim, 25 metų jaunuolis ar ne, kaip ir jis neturi galimybių turėti jokio politinio švietimo, nebent pasiskaityti tam tikrus straipsnius, tai mes norim, kad būtų įtraukti ir tokie. Na, aš pritarčiau Gretai, kadangi iš savo patirties galėčiau pasakyti, kad tikrai išsisklaidimas didelis amžius nėra gerai. Kodėl? Nes ir pranešėjai negali kažkaip orientuotis į vieną amžiaus grupę ir pristatinėti kažkokios aktualios sistemas, nes senyvo amžiaus žmogui aktualu, tai nelabai gal aktualu jaunimo. Aš būčiau linkusi sakyti, kad tokias konferencijas turi būti amžiaus pavyzdžiui, tai jeigu dabar jaunimas yra pagal įstatymą iki 29 metų, tai galima kviesti tokį jaunimą ir ieškoti, norint, kaip mes jaunimo taryba orientuoti tą ir tada ta konferencija turėtų kažkokį tikslą, kad čia bus konferencija skirta jaunimui ir pranešėjai kalba apie jaunimo politiką. Čia mano tokia nuomonė. Arba net tą patį jaunimą, irgi yra skirtumas ar pasakoti 14-mečiai apie politiką ar 25-mečiai. Gal galėtume daryti 2 mažesnius renginius, kad atitiktume
daugumos lūkesčius tada visi patenkinti liktų. Pagal amžiaus grupės. Galiu aš, ne? Nes Aš buvau dingus, aš bandau susigaudyti, kas vyksta, apie ką šnekat. Jo, tai, nežinau, aš tai nematau čia labai didelės problemos, ta prasme, kodėl negalima daryti per vieną dieną ir 2 srautais, pavyzdžiui. Tipo, man atrodo, kad čia yra labiau techninis klausimas, kuris yra labiau, lengviau išsprendžiamas, jeigu paimt, pavyzdžiui, 2 lektorius ir tada, nežinau, 2 salės, kokias nors 2 erdvės. Aišku, tai reikalauja daugiau tiesiog išpildymo to formato klausimo, bet, man kažkaip šitoje vietoje nelabai užkliūna. Dalykas, aš tai kaip tik manau, kad šitą idėją, kad mes būtent ir orientuojamės į jaunimą, tai mes kaip tik ir parodom tą visą diapazoną, kad tai nėra tik tai šita grupė ar šita. Ir mes prisitaikom prie to, kas užsiregistruoja ir tada ten, sakykime, galima registracijų tiesiog, kad žmonės pasirinktų, kokiai labiau tai mažesniai grupeliai jie priklauso pagal tą visą jaunimą ir tada jiems pritaikyti tą paskaitą. O kitas dalykas, nes man, pavyzdžiui, konferencija vis tiek skamba yra, kaip čia yra toksai, didesnio masto renginys, kuris tikrai galėtų būti platesnis. Bet, pavyzdžiui, man tai vis tiek gal kur yra problema, tai kad mums tada reikia apsispręsti, kas mums tada yra svarbiau, ar iš kiekvienos tos, sakykime, mokyklos po žmogų, nes, aš visiškai sutinku ir su šitą mintim, kad užsiregistruoja tik tai tie pirmūnai, bet iš kitos pusės, jeigu mes irgi neribojam kažkokio skaičiaus ir mokyklom tom pačiom, tai tada čia atsiranda rizika, kad aktyviausios mokyklos užsiregistruos greičiau, o tos, kurios ir taip by default neaktyvios ir, sakykime, nelabai ten iš savęs kažką darančias, tai tada iš ten iš vis irgi žmonių neturėsim. Tai man čia šitoj vietoj ir galbūt viskas yra gerai ir su tuo, aš nežinau. Žiūrint į ką mes tada labiau norim orientuotis, ar mes labiau norim iš kiekvieną tą apylinkę labiau apimti, ar mes tada į žmonių patį tą sąmoningumą taikomės, kad jie pasirinks, kad aš noriu čia dalyvauti. Gal sąmoningumas yra geriau. Šitą labai daug aspektų, čia mes žinom, kad Vilniaus rajono savivaldybė tai yra žiedinė savivaldybė ir čia priklauso net nuo vietos organizavimo tokias konferencijas, pavyzdžiui, jeigu čia nebūtų Vilniaus savivaldybė, jeigu būtų kitoj vietoje, tai ne kiekvienas atvažiuotų tikrai. Tai labai daug aspektų čia galvoti ir čia reikia gal tikslesnių jau kažkokių propozicijų, ką norėtumėt, kaip norėtumėt, ar čia tik apie rinkimus kalbėti, ar čia apie plačiai, apie politiką jaunimo ir taip toliau. Tokio tikslo bendro, kad nematau. Tai aš kaip suprantu, kol kas, kiek man tinka girdėti iš jūsų, kad yra pasiūlymas daryti kelis srautus, ar ne? Ir vienas vyresni, kitas jaunesni. Ar man tai pavyko teisingai suprasti? Bet tada mes turėtume iš karto apsibrėžti, kad turi įsitraukti tikrai didžioji dauguma mūsų tarybos narių ir organizuoti turėtume bendrai. Nes kadangi tai bus, jeigu mes norim padaryti kelis, o ne vieną, mes turime bendrai pasidalinti darbus. Aš norėčiau ir tai akcentuoti, kad jeigu mes atliekame ne vieną konferenciją arba mes įsiskaidome į tos pačios auditorijos, mes turėtume taip pat nusimatyti, kad tai bus atsakingi ne keli asmenys, bet tai turi atlikti visi. Prisidėti visi šiuo atveju. Ypač tie, kurie šiandien nedalyvauja. Aš esu tokia nuomonė, kad labai daug čia srautų nereikėtų daryti, nes tai apkrauna labai daug darbo. Turinti patirties organizuoti konferencijas, tai nėra taip lengva, kad mes čia suplanavome ir viskas. Padaryti gal mažesnį skaičių žmonių, bet tikslesnė, geresnė ir kad ir turinys jos geras būtų ir orientuot, nežinau, kai mes jaunimo, tai visada norisi orientuotis labiau į jaunimą, su kuo mes ir dirbame, nes jeigu yra ir kitos komisijos ir senyvo amžiaus žmonių, tai atrodo, kad mes atimam darbą kitų komisijų ir taip toliau. Tai čia toks mano pasiūlymas, aišku, geriausias laikotarpis tai rugsėjas, nes grįžta jau jaunimas po atostogų jau
į mokyklas, kas į mokyklas, jaunimas į studijas, na tai pasiekiamumas jų ir gal aktyvumas būtų geresnis, net labiau išlengvesnis. Vasarą nesugauti su jų. Vis tiek planuotume matomai tiek rugsėjo vidurys, gal kažkoks, ta prasme, kai jau biškutį kažkas įsivažiuos. O kitas dalykas, kaip ir jo, rinkimai, ta prasme, artėjus, tai ganėtinai įdomu būtų visiems, nes gal Rusija nepaminėjo, pranešėjai ir taip toliau, su kuriais mes bendradarbiautume, tai būtų tokie, žinau, ką renku. Man teko vienam renginį su jais dalyvauti, tai visai linksmi savanoriai, visai linksma programa ir tokia pamokanti ir bendrai simulacija ta visai tvarkinga. Tai aš gal netgi būčiau už tikslingą tam tikrą skaičių tų asmenų, nes mes kaip ir turime jau patirties, kai organizavom balandžio 30-osios renginį, būtent korektiškai, konkrečiai su tam tikrom kvotom iš mokyklų. Tai jo, ir jeigu mes matysim, kad tas renginys važiuoja, tai gal mes galėsim padaryti dar vieną tą patį renginį, ta prasme, jau kitiems norintiems ar dar kažkaip. Tai, čia mano tokie pamatymai, bet aš visiškai sutinku su Ieva, kad čia reikalingos darbo rankos, pavadinkim taip, kurie galėtų ten pagelbėti, kalbėti su pranešėjais, derinti laiką su pranešėjais, ten už tiek vieną dalykus aš aišku galėčiau ir turiu būti atsakingas, tai ten salės, maisto, jeigu reikia, iškepsiu kažką. Tai viens žodžiu, tai jo, tą galima padaryti. Viktorija? Aš jeigu galiu šiaip mažą tokį dalyką pasakyti. Čia nelabai į šitą būtent temą, bet bendrai dėl visų tų organizavimų ir visa kita. Tai aš visiškai suprantu dėl pačio momento reprezentacijos jaunimo reikalų tarybos, kur reikia nueiti susitikimą, susipažinti su žmonėm ir taip toliau. Bet kas liečia visus šitus organizavimus, tai jeigu taip nuoširdžiai, tai mūsų darbo reglamentas to neapibrėžia, kad jaunimo atstovai šitame darinyje turėtų kažką organizuoti. Vienintelė darbo forma yra posėdžiai, kur mes turime būtinai dalyvauti ir tas yra patvirtinta. Tai aš tiesiog su tą idėją ir mintimi, kad aš dėl to ir nesitikiu turbūt ir iš kitų niekada, ką jūs ir kalbėjot, jūs čia ne vieną kartą per dantį traukėt tuos, kurie ir dabar turbūt nedalyvauja posėdėje, tai čia yra vienas blogis, bet kitas dalykas, kad klausimas, kiek tikrai žmonės turi galimybių įsitraukti, nes, kaip prieš tau kandidatuojant, tu pasiskaitai šitos dokumentus ir tu įsivaizduoji šiek tiek kitaip. Todėl, bet įvertinant tai, kad, sakykime, aš, pavyzdžiui, nežinau, tikrai likau šokiruota nuo to dalyko, kad Vilniaus jaunimo reikalų koordinatorius turi labai didelę komandą. Tai mano klausimas yra, ar mes, pavyzdžiui, šiaip kaip jaunimo reikalų taryba galėtumėm kreiptis į savivaldybę, paprašyti, kad jaunimo tų darbuotojų atsirastų daugiau, kurie galėtų atitinkamai ir padėti daryti šitus dalykus, nes pas mus yra žiauriai daug, ką galima būtų daryti, tik tai, kad jaunimo reikalų taryba pagal savo funkciją neturi erdvės šito užsiimti. Mes esam patariamasis organas ir mes tiesiog tvirtinam tam tikrus dalykus. Tai čia tiesiog yra pamąstymas ir jeigu yra tokia galimybė, tai aš labai su mielu noru norėčiau prisidėti prie kokio nors, nežinau, rašto kreipimosi dalyko padarimo dėl to, kad manau, kad to tikrai labai trūksta. Ir nepaisant to, kad ten, nežinau, finansų nenumatyta dar kažkas, bet tikrai vienas jaunimo reikalų koordinatorius yra per mažai. Tai mes galim pakeisti jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentą, prirašyti tam tikrus punktus, kuriuose galėsim tikrai tą numatyti, nes darbo reglamentas yra mūsų jurtus jaunimo. Viktorija? Aš suprantu tavo, ta prasme, nuogąstavimus ir taip toliau, ir aš keliu tą klausimą irgi tą prasme, ir jisai bet kokiu atveju yra atviras. Bet reikia suprasti tą, kad kažką gauti, reikia parodyti rezultatą tam tikrą, kad tas tikrai reikalinga ir tas yra veiksmų. Tai maštabai mūsų ir Vilniaus yra, aišku, didelis skirtumas, bet tarkim mūsų rajono ir tarkim Kauno rajono ir kitų, tai maštabai yra panašus. Ir kiek žinau, yra tam tikri skyriai, grupės truputėlį kitokios, kur veikia būtent tikslingiau jaunimo atžvilgiu. Tai čia yra diskusinis klausimas, kuris savivaldybė yra iškeltas. Viktorija, dar turėsi pastebėjimų? Aš tik noriu grįžti prie to momento, kad taip, bet tarybos funkcija iš savęs nėra daryti renginį. Čia tiesiog kaip visos turbūt institucijos veikia, tai in general tiesiog sakau, kad labai būtų
keista. Mes, aišku, galim keisti reglamentus, bet čia yra tiesiog jau kažkoks, vietoj to, kad būtų žmonės, kurie atliktų tas funkcijas, kurias reikia atlikti jiems, tai mes galvojam darbo reglamentą keisti, tai man tiesiog yra tai keista. Tai tik sureaguosiu šitoj vietoj, bet būtų faina, aišku, kad savivaldybė vis tiek matytų tame prioritetą. Aš tada pabandysiu pakomentuoti į tiek žodžius Ievos ir Viktorijos. Tai Viktorija, tu esi atradus dabar tą punktą, būtent dėl ko mes iš tikrųjų ir keičiam tą darbo reglamentą tiek nuostatus, tam, kad apsibrėžti tiek mūsų veiklą, kuri nebūtų tiek posėdžiai, nes posėdžių sudalyvavimą galima ir imituoti ir pasižymėti protokolais, kad jie vyko arba metinėje ataskaitoje ir taip toliau, kaip ir man teko girdėti, kad buvo daroma praeitose kadencijose ir tuomet ta jaunimo reikalų taryba nėra tokia besidarbuojanti ir iš esmės mes tokio organo kaip ir iš esmės gali nebūti, nes tuomet kaip ir nėra kažkokios prasmės. Mūsų nėra tikslas ir kažkoks mūsų darbas jaunimo reikalų tarybos organizuoti renginius, bet yra atstovauti jaunimą, o renginių organizavimas jaunimui ir yra jaunimo atstovavimas tiek tam tikrais klausimais. Nes tie renginiai nėra daromi, kad jaunimo reikalų tarybos pasibuvimo vakaras, vakarėlis, diskoteka arba mum konferencija, kurią mes irgi galim pasidaryti, bet tai yra būtent jaunimo tiksliniai grupiai ir su tuo tikslu, kad atstovauti ir skatinti būtent tarkim, tie šitą politinį ugdymą, labai pritariu ir Ievai, kad bet kokiu atveju ne tik su renginiu, aišku, renginys yra platesnė masė, bet su kiekvienu dalyku, net tokiu, kuris nėra matomas kaip darbo reglamentas, su kiekvienu dalyku turi įsitraukti visa komanda ir būtent dėl šitos priežasties mes irgi norim apsibrėžti, kuomet komanda yra aktyvi, kuomet yra neaktyvi ir ką mes darom su neaktyvia ar aktyvia komanda. Tai jau būtent dėl tos priežasties, kad man būtų lengviau su kiekvienu iš jūsų dirbti, jums būtų aišku, ką jūs čia veikia taryba ir ką jūs veiksit, jeigu kandidatuojat į tarybą ir taip toliau ir panašiai. O dar grįžtant prie rinkimų simulacijos, noriu truputėlį apibendrinti, ką man pavyko išgirsti ir pasitikslinti, ar teisingai tai dariau, jog yra vis dėlto pasiūlymas nedaryti iki 100+, o daryti vis dėlto tik jaunimo tiksliniai grupiai, ne tik moksleiviai, bet jaunimui. Ir kitas punktas, kurį man teko išgirsti, tai dėl, jeigu supratau teisingai, tiesiog daryti konferenciją taip, kaip buvo planuota, su ribotų vietų skaičiumi ir tiesiog, jeigu matysim didžiulį pasisekimą ir tai, kad mes negalėjom patenkinti visų poreikių sudalyvauti, padaryti antrą tokią pačią versiją. Teisingai supratau šitos 2 punktus? Tvarkoj. Turim dar tada pastebėjimų dėl šitos diskusijos. Jo, jau galima. Jo, tai dėl ko aš siūlau, tarkim, reglamentą arba tose nuostatose ir dėl ko tas yra viskas yra siūloma. Nes, tarkim, ten jaunimo reikalų koordinatorius taipogi yra kaip sekretorius, o kaip sekretoriaus mano pareiga yra tiesiog užpildyti protokolą ir suteikti visas techninės galimybės jaunimo reikalų tarybai veikti. Tai grubiai sakant, dėl renginių, dėl kažkokių pamastymų apie renginius ir apie jų organizavimą aš visai galiu nemąstyti. Bet aš tą darau, nes man tai yra svarbu, bet kokiu atveju. Tai ir aš darau truputėlį daugiau kitų funkcijų, kurios, tarkim, man irgi nepriklausytų, bet tai aš tiesiog norėčiau to paties ir pačio jaunimo reikalų tarybos. Aš suprantu, kad jūs visi čia dauguma yra altruistai, savanoriai ir taip toliau, tai to ir norėtųsi vis tiek kažkokio tai gal atsidavimo. Tarkim, ne tik, kad būtų viskas dabar ir šiuo metu, bet jeigu mes dirbsime tik pagal darbo reglamentą, tai mes tik tai rinksime ir svarstysime ir priiminėsime. Tai, tvarkoj. Tai bet kokiu atveju reikėtų čia iškelti tą diskusinį klausimą, gal prabalsuoti tik tam tikrai, ar tikrai mes keičiam tą reglamentą, ar keičiam tos nuostatus, ar organizuojame iš viso kažkokią tai simulaciją, būtent šitą rinkimų tematiką, ar ne. Tai, nežinau, spręskite dėl balsavimo, nes čia labai daug klausimų, ta prasme, ką turėtume aptarti, aš manau. Aš manau, čia reikėtų suorganizuoti vien diskusiją atskirą posėdį, nes neaptarsim visko taip greitai. Tai aš tai siūlau dabar tiesiog nusimatyti
kokio būtent mes planuojam, jeigu mes atliekam dabar pirmas topas, ar mes atliekam rinkimų simuliaciją, jeigu mes atliekam nusimatyti būtent kokių mes, nežinau, kokiam tarpe būtent, ar mes vien jaunimo, tai yra mes vien jaunimui, ar mes išskiriam, ar mes darom platesnį auditoriją. Tai vat antras būtų klausimas, būtent šitas ir nusimatyti būtent kokį ar ketvirtį tada metų, kažkaip tokiu būdu, ar mėnesį mes numatome. O tada mes grįžkime kitą posėdį su jau patikslinta informacija, tai yra programa. Ir tikėtina, taip, manau, būtų tikslinga, nes dabar pirmas būtų klausimas, ar mes organizuojame, antras kokiai auditorijai ir jeigu organizuojame ir kokiai auditorijai, mėnuo. O tada grįžkime su patikslinimais, manau, kitą posėdį. Čia būtų mano toks pasiūlymas tada. Tai iš principo mes tai ir aptarinėjom ir dėl to ir supažindinau su šituo klausimu, nes, kaip ir minėjau, šitą konferenciją turėjo vykti birželio mėnesį ir tą mes susirinkom tiesiog nuspręsti, kada mes ją norim pasidaryti, nes irgi yra keleto mėnesio tarpas, kur mes norim apsitarti, kada būtų tikslingiau įvykdyti. Tai sakau, jei aš kaip suprantu iš mūsų dabartinės diskusijos, tai, kad mes liekam prie jaunimo, vadinasi ne tai, kad prie moksleivių, kaip vyko praeitoji konferencija, bet prie jaunimo nuo 14 iki 29 metų, galbūt netgi siūlyčiau ne nuo 14, o nuo 17 iki 29 metų, tam, kad kuo tikslingiau pataikyti tą rinkiminį amžių. Ir kaip ir minėjom ir kaip iš esmės nusprendėm, galėsim dar pasitvirtinti balsavimo būdu, jog konferenciją daryti rugsėjį. Ir kad mano yra pasiūlymas, kad labai rugsėjai labai iš anksto nešauti, tai orientuotis apie 16-18 dieną irgi galėsim patikslinti ir tuomet sutarti tikslę datą. O dabar ar taip tai viskas tinka ir patinka? Aš labai atsiprašau, aš gal dar kartą įsiterpsiu, aš siūlyčiau prabalsuoti, kol mūsų yra dauguma, ar mes vis dėlto darome ir organizuojame, tai čia yra pirmas klausimas, jeigu mes organizuojame, tada mes jau nusimatome ir siūlome būtent auditoriją ir laikotarpį. Siūlau atskirai atskirti šį klausimą į poskirius ir balsuoti atskirai kiekvieną. Gal tikslingiau būtų... Taip? Na, aš norėjau pasakyti, labai daug galbūt turi būti tikslumo. Dabar balsuojam, pavyzdžiui, ar organizuojam, ar tada svarstom. Nebūtų, kad mes svarstom, po to atmetam, labai taip. Tai dėl to ir siūlau. Balsuokime, ar organizuojame. Nes daug buvo diskusijų, tai kad būtų visiems aišku, ir kadangi turime daugumą, tai siūlau balsuoti pirmą, ar organizuojame ir tada sekančius klausimus, jeigu organizuojame. Ar prieš balsuojant apie organizavimą patį yra aišku, kaip ta bus organizuojama ir kas yra po konferencijai, kokiu tikslu? O dabar kaip pirmininkė turi klausimą. Taip. Balsavimo. Įsikinti ir viskas aišku, taip. Tvarkoj. O dabar kaip pirmininkė, ar mes galim, kas yra už tai, kad šitą konferenciją organizuoja? Irgi, Viktorija, pakelk rankyti, jeigu už, turim tvarkoj, praktiškai. Visi yra už dalyvaujantis. Tuomet dėl amžiaus, tai jaunimas, mūsų jaunimas nuo 17 iki 29 metų. Už, kas balsuoja už? Aš 17 iki 29. O kaip su Viktorija, nes nelabai Kelia ranką. Tai čia man dar pirmas keli. Taip, 3 už, 3 prieš. Ar susilaiko? Palauk, 3 už. 3 už, gerai. Toliau. Tuomet paskutinis, tuomet yra klausimas. Palauk. 3 už. 3 už, dabar kas prieš? Arba susilaiko.
Ai, tvarkoj, mes dar nesusilaikėm. Gerai. Kiek turim prieš? Taip, Kiek Reiškia, turim vienas prieš? susilaiko. Aš irgi susilaikau. Du susilaiko. Vienas. Nei vienas. Ne, tai O susilaiko. tai tu. Tu. Už prieš. Na, aš nežinau, nebalsavau, bet aš šiaip už, nes organizuoju tai. Tai Už kaip? Dar kartą reikia. Iš naujo, prašau, iš naujo tada. Jo, Tiksliai. Taip, tiksliai. Iš naujo. Tai tas pats jaunimas, kas už jaunimą, kad nuo 17 iki 29 metų. Trys. Ir Viktorija. Keturi. Už. Stovi. Taip, gerai. Ir kiek turim prieš? Neturime. Nei vieno, vadinasi, 2 likę susilaiko. Nu, reikia pasiklausti ir tada. Taip. Reikia. Mes negalime spręsti, ar susilaiko. Tai susilaiko. Susilaiko du. Du, gerai. Tai kas nutarta, kas nenutarta tada? Tai dabar patikslinkime laikotarpį. Gerai, laikotarpis. Jo, rugsėjais. Tai siūlymas taip Aš siūlyčiau netvirtinti tiksliau datos, kol kas išsirinkti kažkokį arba ketvirtį, arba, nes datą, suprantat, čia ne mūsų naudų priklauso. Taip. Aš siūlyčiau ketvirčiais, tai yra trečias ketvirtis. Mes pritarėm Ievos siūlymui, jog tai galėtų būti konferencijos data 3 ketvirtis. Trečias ketvirtis iki spalio mėnesio. Tai mes Balsuojam pritarėm dėl Ievos siūlymui. trečio ketvirčio. Ar skaitysit? Kiek turim už? Viktorijos laukia, visi už. Čia gal Viktorija. Ok. Taip, gerai, plius minus. Tai dabar kas su dalyviais? Tu klausimus. 17 iki 20. 4 už, 2. 4 už. Nu, tai taip. Taip, daug Tai nutarta, gerai, tvarka visas čia. Aš. Na? Dar į kitą posėdį jau atvykstam tada tikslesnių pasiūlymų. Taip. Nes dabar kažką kalbėti, kai nėra tikslo, tai Taip. nėra. Tai tada duodam, pavyzdžiui, užduotį kiekvieną mūsų, kad turime pasiruošti ir nešti kažkokius pasiūlymus iš šimtos. Taip. Aš taip siūlyčiau. Taip. Pritariu. Taip. Galime į sekančią klausimą. Palauk, gerai, tvarka. Karolinos pasiūlymą girdėjo visi? Negirdėjau. Negirdėjo. Pirmininkė pritarė tarybos nario pasiūlymu. Taip. Pirmininkė pritarė tarybos narių pasiūlymų. Kokiam? Kad kitą posėdžio metu ateiti su tikslinė informacija. Lygiai taip pat kaip su darbo nuostatų ir darbo nuostatų. Taip. Gerai, ir kitas klausimas su labai daug tyrimų, su problematikos tyrimų, su jaunimo poreikių analizės tyrimų ir analizavimu. Vakar dieną turėjom susitikimą su problematikos tyrimo atstovais, kurie mums organizuoja, tai jie tą analizę ir tyrimą jau pasileidžia, aišku, tikslingesni duomenys ir platesni veiks nuo rugsėjo mėnesio tam, kad taip pat sugaudytų tos pačius moksleivius ir studentus, kurie grįžta į mokyklas ir universitetus, bet jis pradės veikti jau, nes patikslink, nuo šios ar kitos savaitės. Dėl problematikos, taip? Jo, ten turėjom tokį online susitikimą, Ieva dalyvavo, aš dalyvavau, Rusnė dalyvavo, tai yra nutarta, kad po tyrimo bus vykdomas apmokėjimas, vis tiek tiekėjas naujas, kaip ir jiems viskas tas tinkama, buvo su jais sutarta taipogi, kad bus padarytas pristatymas tarybos nariams administracijai būtent apie problematiką, jie sutinka su to, jie atvažiuos, jie padarys rezultatus, jo, konkluzija. Jie skaičiuoja imti šiaip apie minimum 600 respondentų, kas yra tvarkoj, bet ta prasme būtų faina sulaukti kuo daugiau, dėl to labai reikalingas bus viešumas. Reikės viešinti per visus įmanomus kanalus, jisai dar įsipareigoja kiekvieną savaitę teikti ataskaitą. Jo, kiekvieną savaitę teikti ataskaitą, kiek užpildė. 14.29. Jo. Tiekėjas įsipareigoja kiekvieną savaitę teikti tam tikras tokias smulkias ataskaitas, nesmulkias, ta prasme
ataskaitas apie tai, kiek dalyvių dalyvavo, kokie maždaug atsakymai ir taip toliau. Taip, tokia trumpa. Kad mes žinotume jo. Viešųjų pirkimų kaip ir procedūra užpildyta, aš patvirtintas kaip tas iniciatorius, tai po tyrimo pabaigos turėsime padaryti apmokėjimą ir tiek. Ir jis pareigojo parengti paruoštukus ir visą tą informaciją, kuri būtų aktuali. Tai bendradarbiavom tikrai su įmonė. Čia dar nežinau, dėl poreikio analizės minėjai kažką, neminėjai? Taip aptarsim tu. Gerai. Dėl to problematikos tyrimo, tai taip pat turėsim prieigą prie pačio tyrimo, kur galėsim stebėti augančią skaičių respondentų ir preliminarų jų atsakymus rezultatus. O kalbant apie jaunimo poreikio analizę, tai iš esmės mes turim dabar apie 300, turim 297, kiek man teko paskutinį kartą žiūrėti. Ir iš esmės, kadangi nebesulaukim daug atsakymų ir padarėm viską, ką galim padaryti savo jėgomis, tai padarinom tiek su visom mokyklom, tiek žiniasklaidos kanalais ir nebesulaukim didelio skaičiaus respondentų ir taip pat baigėsi ir mokslo metai, o mūsų jungtinė grupė yra būtent apie jaunimą, tai dėl to mes tą poreikio analizę uždarom. Ir tam, kad ją uždaryti ir tikslingai išanalizuoti, norim išsirinkti atsakingą į asmenį. Tai labai noriu kreiptis jūs pasisiūlyti arba pasiūlyti kolegą į atsakingus dėl poreikio analizavimo. Kaip tas analizavimas vyks, aš kiekvieną supažindinsiu asmeniškai, su kuo teks darbuotis iš to klausimo, padarysim atskirą susitikimą dėl analizavimo, pristatysiu pavyzdinius variantus panašių analizių, tai tikrai darbas nėra toks baisus, ar toks labai sudėtingas, mums reikia bet kokiu atveju išsirinkti atsakingai asmenį. Nežinau, kiek kitiems teko atlikti tokio pobūdžio darbus, bet turbūt žinau, kad tie skaičiai ir rezultatai būtų reprezentatyvūs. Mes turime gauti atsakymą tą imti, kad tikrai rezultatai būtų reprezentatyvūs ir mes galėtume juos skelbti. Tai reikia pasiskaičiuoti, ar tikrai mums tiek užtenka atsakymų, nes pagal visus tyrimo, kaip reikia atlikti darbo tyrimo, pavyzdžiui, tai jeigu neužtenka ties, tai negalime sakyti, kad čia reikšminga ir reprezentatyvus yra tas Iš esmės, skaičiuojant pagal tai, kiek yra Vilniaus rajono jaunimo, tai kaip ir nėra labai reprezentatyvus atsakymas. Tai prasme, skaičius turint omeny, kad tai yra 300 iš beveik, jeigu neklysiu, 17 000, aš klystu, jaunuolių. Bet aš buvau informuota, kad toks skaičius būtų tinkamas bet kokiu atveju. Tai nežinau, kaip čia iš tikrųjų. Jeigu skaičius yra tinkamas, ar mes galime analizuoti tuos duomenis? O kokio skaičiaus mes tikėjomės darydami apklausą? Mes nebuvom nusibrėžę labai tikslaus skaičiaus, bet mes tikrai tikėjome surinkti respondentų iki maždaug 1000, turint omeny, kiek yra jaunuolių ir moksleivių ir kaip tą tyrimą yra tikrai pakankamai lengva užpildyti ir koks skaičius mums būtų reprezentatyvus, tai tikrai tikėjimas pakankamai nemaža, bet labai aukštai nebuvom užsibrėžę. Ar turim dar klausimų? Ten poreikio analizė visai šauniai atsispindi, nes yra tokie, kurie labai atviri klausimai buvo, tai ta prasme su pasiūlymais ir taip toliau, tai ten buvo įvairiausių labai skirtingų atsakymų, tai aš manau, kad nemažai parodys ir tie dalykai, kas būtent svarbu, ko trūksta, ko norėtųsi konkrečiose vietose, netgi nurodyta, mačiau netgi nurodyta, kur eiti, tai mums. Taip, pritariu, to analizė tikrai labai daug atsispindi ir seniūnijos, kurios aktyvesnės, kurios mažiau aktyvios, kurios daugiau aktyvios, turim ir daug pasiūlymų, tiek gerų atsiliepimų apie tą darbą, tiek blogesnių, įvairių pasiūlymų savivaldybei ir įvairių prašymų ir taip toliau. Bet
irgi supažindinsiu su kiekvienu, tą visą atsakymo lapą pasidalinsiu tiek su atsakingu, tiek su kitais bezdarbuojančiais, o galų gale šitas tyrimas tiek problematikos, tiek jaunimo poreikio analizės paskui bus pristatytas pačiai savivaldybei, savivaldybės tarybai, apie tai truputėlį daugiau papasakosiu ties kitais klausimais. O dabar svarbiausia, jeigu neturim klausimų, išsirinkti atsakingai. Aišku, kaip ir Ieva buvo užsiminus, darbuosimės visi, kadangi tokios yra mūsų atsakomybės, nors darbo reglamentas to neapibrėžia, bet atsakingai, kuris būtų orientuotas ties poreikio analizės analizavimą. Turim gal pasiūlymų? Neturiu. O kas ruošia orientavosi ties klausimais? Analizę ruošia Titas, aišku, su mūsų visų pagalba. Tai iš esmės mes galim kažkaip labai rimtai dabar nepasitvirtinėti ir pasitarti truputėlį viduje, gal kai bus mūsų truputėlį daugiau narių, kiek pavyks visus sugaudyti. Labai nenorėčiau perkelti į kitą posėdį, kadangi tai būtų visas mėnesis veltui ir tą analizę tikrai galima pasidaryti per 2 savaitės maksimum, tikrai labai greitai pasidarė priklausomai nuo to, kiek pastangų įdedi. Tai jeigu mes neturim dabar kažkokiu pasiūlymu, kviečiau tuomet pasisvarstyti viduje. Atlikti analizę vienam asmeniui irgi labai sunku. Neatlikti, mes dabar ieškom ne kas atliktų tą analizę, kas būtų atsakingas už analizės atlikimą, ar tuomet suburtumėm kelių ar visos jaunimo reikalų tarybos komandą, kur pasiskirstumėm darbais. Mums reikia tiesiog atsakingo asmens. Koordinatorius, kad susitvarkys. Tai gal prašom Tito būti atsakingu už tą, jeigu jis pradėjo jau darbą, kad jis pasiskirtų, tos darbus argi paskirtų kaip planam, ką reikia padaryti. Aišku, Tito nėra, mes negalim dabar už jį nuspręsti, kad jis tokiu tampa, bet mes tikrai galim užfiksuoti kaip vieną iš pasiūlymų, ar mes kad tam pačiam protokole. Ir jeigu nėra kitų pasiūlymų, galim nuo visos jaunimo reikalų tarybos pasiūlyti. Pritarėm šitam pasiūlymui, bendru nutarimu, tuomet galim siūlyti Titą ir lauksim jo atsakymo. Ir taip pat prisegiau dar kelis 2 tyrimus, kurie buvo atlikti anksčiau. Tai apie jaunimą 2 atlikti buvo tyrimai, aš nežinau, kurie dabar čia metai, berods buvo gal 21, kada buvo atlikti šitie tyrimai. Ir ar pavyko kam peržvelgti juos. Ir kokių mes turim pasiūlymų, pastebėjimų? Įžvalgų pačių tyrimų. Neturim? Jau norėjau kažką pasakyti apie vieną lentelę, tai jau atseksiu. Nežinau, man visada tyrimai, tai jau tokie jau atlikti tyrimai, mums kad instrumentas informacinis toks. Ir nežinau, ko tikytis iš tokios diskusijos dabar labai. Bet tyrimas yra tyrimas atliktas ir mums informacija pateikta ir mes tik galim ją pasinaudoti kažkur, mums reikės, nežinau. Tai va, kuo naudinga mums ta informacija yra, tai kas man šiek tiek užkliuvo ir kėlė didelį klausimą, tai užimtumo ir karjeros tyrimas, kuris buvo atliktas. Ir vienoje lentelėje pagal duomenis minima, kad, tarkim, kas paskatintų jaunus asmenis dalyvauti veiklose. Ir labai didelis skaičius, net antroje vietoje tai buvo, kad tai yra kiekvieno apsisprendimo reikalas arba kad apskritai daugumos jaunuolių nepaskatintų niekas, jeigu jie patys nenori. Tai šiek tiek liūdna, nes neaišku, ką mes tada galime padaryti, mes galim skatinti jaunuolius, kurie
patys kažkuo domisi, o pritraukti naujų žmonių yra vis sunkiau. Tai yra klausimas, kaip pasiekti juos. Tai va, iš to kyla. Čia irgi toks diskusinis klausimas, mes galėtumėm kažkada jį iškelti, turint omeny, kad šiais metais esam stipriai suinteresuoti užimtumo programą, ypatingai, kurį dabar pasileidžia. Tai galėtumėm kažkada padiskutuoti, kodėl mes dabar šiaip kviečiu pasidalinti įžvalgom, tai vien dėl to, kad tokie tyrimai egzistuoja, mes nežinojom iki prieš berods 2 mėnesius buvo pasidalintas su manim šios apklausos ir tyrimai, kurie jau yra išanalizuoti, tai irgi panašiai atrodys ir jaunimo poreikių analizė ir tyrimas. Nes jeigu mes būtume juos turėję mūsų darbo pradžioj, kuomet mes stengiamės išsiaiškinti, ar mums reikia apskritai kažkokį tyrimą atlikti ir mokėti pinigus už jaunimo problematikos tyrimą, tai jeigu būtumėm turėję tokius, mums būtų žymiai lengviau kažkaip laviruoti ir tuos pačius tikslus išsikelti. Tai labai norėjau, kad supažindintumėt su kaip atrodo Vilniaus rajono situacija jaunimo srity, jeigu neturim daugiau kažkokiu Kažkas nuspręsta. galim judėti. Aš tik vieną labai greitą klausimą, bet o tai šitie tyrimai nėra taip, kad jie paviešinti pas mus puslapyje? Berods nebuvo, nebent jau dabar yra sugelti. Nes aš dar prieš kandidatavimą žiūrėjau tyrimus ir skaičiau, tai man atrodo, čia ir yra tie patys, nebent va šito dėl narkotikų medžiagų kažko neatsimenu, bet ten tikrai 2 tyrimai kažkokie yra įkelti. Bet čia šiaip klausimas. Tyrimai yra, ten yra moksleivių sąjungos ir 21 metų tu atsidarysiu, patikslinsi. Yra bent. Tiesiog panašus tyrimai kartojasi. 10-11 klasės užimtumą ir dėl pavėžėjimo. Taip, tikrai net nepanašus. Jo, tai šitos aš tiesiog turiu omeny, kad reikėtų tada turbūt ir įkelti, jeigu egzistuoja tokie, kad jie būtų prieinami ir kad nebūtų kaip mum, kad mes net nežinojom. Tai va, čia Ernes tau paliksiu dėl įkelimo išsiaiškinti. Galim pakartoti? Kad įkelti šituos 2 tyrimus, kurie dabar yra atlikti ir kuriuos mes ką tik aptarėm. Kur PPT organizavo. Taip. Bet ten vienas yra apie prevenciją, o kitas apie užimtumą, ne? Taip. Karjeros, taip. Karjeros, bet ne poreikių būtent. Tai jie yra du skirtingi ir ta prasme, gerai, tvarko įkelsiu. Nežinau, kaip ten su Kilmonu, kaip yra, nes čia jų darbai. Ir čia nesivaldybės yra tyrimas ir jie tik teikia. Gali būti, kad tik jie gavo kažkokią paramą iš savivaldybės ir tyrimas atliktas savivaldybės užstatymo ar kažkaip to. Siūlau kreiptis juos dėl arba galimybės paviešinti. Arba jeigu jie yra paviešinti, kad man nebūtų taip, kad nuorodą atrodo, galim nuorodą tiesiog. Čia labai daug. Taip, prieš tai reikia išsiekti. Taip. Gerai, jeigu iš esmės neturim daugiau kažkokių pastebėjimų, pasiūlymų, tada judėčiau prie paskutinio punkto ties kitų klausimų. Ir truputėlį užsiminiau, kur keliaus tos analizės atliktos, tai planuojama maždaug rugpjūčio mėnesį, irgi viską patikslinsim, čia tokie informaciniai paskutiniai punktai, susitikti su savivaldybės tarybos nariais ir susitikti su seniūnais ir jų seniūnaičiais ir pristatyti jaunimo poreikio analizę. Seniūnaičiais ne, seniūnais. Tvarkoj. Ir pristatyti poreikių analizės rezultatus ir šiaip susipažinti ties jaunimo klausimais, pristatyti savo tikslus, nes dar nesam patę, nepaisant to, kad darbuojamas tais pačiais kriterijais ir susipažinti ir pristatyti tas idėjas, tai irgi pranešiu truputėlį vėliau, nes, kaip ir minėjau, planuojam rugpjūčio mėnesį, o Liepos mėnesį planuojam išvykti į
komandos mokymus, apie kuriuos irgi informuosiu vėliau, nusprendus kur, kada ir kaip. Bet jeigu turi kokių nors jau pastebėjimų ir esate suplanavę tam tikras atostogas, tai tikrai noriu, kad informuotų mane kiekvienas asmeniškai tam, kad į mokymus išvykti tikrai visiems ir tikrai pasisemti tų naujų kompetencijų. Aš norėčiau grįžti prie klausimo su susitikimu su tarybos nariais ir seniūnais. Tai matau čia labai didelio teisto atskirai rinktis. Yra tarybos posėdžiai, per kurios mes galime prašyti po tarybos posėdžio pristatyti analizę. Į tarybos posėdžį atvyksta ir seniūnai, yra tarybos nariai. Tikrai tarybos nariai turi daug darbų, kad atskirai čia įti į susitikimus, nežinau. Ar pritars didelė dalis tarybos narių ir ar jų aktyvumas bus didesnis. Tai siūlyčiau padaryti tarybos posėdžio metu. Tarybos posėdžiui yra kviečiami ir seniūnai, ir jie stebi, ir tada ten pristatyti su atlikti tyrimą. Tai galima buvo padarys pertrauką tam tikrą. Taip. Ir tiek. Nes tokio atskiro tikrai neturėčiau, nes, kaip ir sakiau, čia gal atrodo, kiekvienas tarybos narys turi dar kitokių misijų, kitų darbų. Ir tikslinga gal būtų pristatyti, kad visi sužinotų, kad buvo atlikta ir kad visi turėtų tą žinią apie tą tyrimą, tai ateiti į tarybos. Mes galim pritarti visi Karolinos minčiai. Tvarkoja. Nes iš esmės daugiau tokių pasiūlymų neturiu ar kažkokių prieštaravimų, nes aišku, buvo visokių minčių ir mūsų yra prioritetas, kad tas susitikimas būtų toks neformalesnis, kadangi, sakau, nesam kažkaip susipažinę tiesiogiai su savivaldybės tarybos nariais ir tuo labiau seniūnais, tai tiek susipažinti, apsitarti, galbūt turi pastebėjimų ties mūsų tikslais ir vizijom ir aišku, tuomet, kadangi turim aplinką pristatyti jaunimo poreikio analizę. Tai pritarėm ir kažkada rugpjūčio mėnesį galėsim susimatyti po tarybos posėdžio. Ir iš esmės daugiau kaip ir nieko neturiu. Susitikimai su mokyklomis yra pasibaigę bent jau kol kas, išreiškia norą tikėtina, kad jau rugsėjo mėnesį ir vasaros darbų pasiskirstymas šiam greitų metu lygiai taip pat atsiųsiu, kaip mes buvom pasidarę Sheets formatu ir šią vasarą orientuosimės iš tas dvi konferencijas, kuriam buvo pasižiūrėję ir taip pat skirsim truputėlį laiko susitikti su nevyriausybinėm organizacijom, kurios buvo išreiškusios norą plėstis Vilniaus rajone ir kaip ir minėjau, su savivaldybės taryba ir seniūnais. Tai tokia bus truputėlį laisvesnė vasarą, bet tikrai bus ką veikti ir apie kiekvieną darbą informuosiu asmeniškai. Turim dar klausimų? Tai jeigu neturim, tuomet galim po truputėlį pabaigti posėdį ir ačiū visi, kas atvyko. Viso gero. Visam.